kadangi, kaip ir žinot, neturiu kada gamintis ryte pusryčių. Tai čia yra labai faina kavinukė, kur visada pasiemu pusrytukus, avokados sumuštinį čia ar kažkas tokio. Ir dabar važiuoju tiesiai į ofisą, nes už 30 minučių atvažiuoja pirmas dalyvis, kuris turi nusifilmuoti šiandieną. Ir nepriskambinu niekaip Robiui. Nežinau, kuris dingęs yra. Už 3 minučių jau turim filmuoti. O šiaip labas visiems, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir šiandien mes darome dar vieną video. Dar vienas rytas, dar viena diena. Ir vėlgi šiandien diena, rytas, nu toks kažkoks, tai aš nesuprantu, nėra nuotaikos. Ar jum irgi tai būna, vat atsikeli ir nėra nuotaikos? Man beveik kiekvieną rytą. Nesuprantu, kas yra. Ir bandau tenai visokius ten manifestation soundus klausytis, motivacinius, aiktų, nieks man nepadeda. Kažkodėl vat nėra nuotaikos, nors tu ką. Šiandieną po visų darbų studijai keliausim į Mažeikius, į Žemaitiją, naktį koncertuosim Mažeikiuose su Hipokritais. Tai tikriausiai tenai kažkur reikės ir apsistoti, o gal pasimsiu raktus ir apsistosim, pernakosim pas mane sodyboj tenai. Ką tik sufilmavom 7 dalyvį ir dabar vat laukiam paskutinio 8. Kas? Kas tau šveploja? Kur jau šveploju? Aš nešveploju. What the fuck? What the fuck? What the... Ką? Kas yra? Nu tu gal juokauji? Kas čia per patikrinimą? Saga. Saga. Ko tu žvengi ten? Geriau, ką esi blogo? Nu. Sakyk. O ko jūs žvengia? Taigi apgalvojau aš tave, Dieve. Jų vidinis bairis, kai vienas negauna kuskuso, o kitas grikių nori. Jie tyčiojasi iš manęs, gelbėkit. Padėkit man. Dabar turim labai maistingą maistą, pavalgyti mūsų mitybą. Tai šakės yra, va, buterbrodas ir mišrainė. Pavalgom mišrainę su sumuštiniu ir tada parašė tvarkytoja, kad jau sutvarkė namus, pasimti reikia raktus ir tada tiesiai važiuoti į Mažeikius, kur bus šiandien mūsų koncertas. O Robi, nori važiuoti kartu? Taip. Visi bernai varo. Davai varom nusiraut. Nežinau, dėl nusirovimo, bet... Važiavom ir pagaliau atvažiavom į Mažeikius, o čia yra Benas, yra ir Edgaras. Ir šiandien buvo Mažeikių eglutės įžiebimas. Tai einam pasižiūrėti ir įvertinsim, kokia yra Mažeikių eglutė. Nes dabar yra 10 vakaro, o mes lipame į sceną tik tais 1 nakties. Pasisveikink. Sveiki visi! Dar. Aš išgėriau vieną kokteilį ir 2 alaus. O dabar pasakyk, kaip Bookingų mitų griuvėjas. Noriu soskeipis. Praeik pro šitą labai gražų raviriolį. Pala, bet aš noriu iš tikrųjų pajausti. Nu, pajaus. Kadangi čia pirma mano matyta eglutė šiais metais, vertinu ją 10 iš 10, nes neturiu su ko palyginti. Bet jeigu turėčiau su ko palyginti, kai turi su ko palyginti, visada vertinimas būna kitoks. Bet aš dabar nesu... Bet šiuo metu duodi 10. Šiuo metu neobjektyviai duodu 10. Neobjektyviai. Norėčiau, kad tu surastum savo eglutę po šią eglutę. Gal išsipildys mano kalėdų noras. Čia dabar yra Hipokritai. Pagrindinis metų tūsas. Jo, aš čia tai toksai jau. Antanas dar seksualus, aš dar, huiznai, laisvas. Dima... Užsipisęs rūkantis. O Dima dar senas čia, va, jaunės dabar. Barzda, žinai, nusiskutai. Jo, Hipokritai. Dabar bus soundcheckas ir pasoundcheckinsim mūsų gabalą vieną. Taip, mes ruošiamės dabar koncertui ir čia yra mūsų dabar naujas sceninis šokis. Taip, bet iš tikrųjų tai Mažeikiuose tiesiog ant tiek nėra ką veikti grimeriniai, kad mes tiesiog... Nestato kokteilių, tai reikia šokti. O kur būtų palaukti? Kas? Dar reikia ritmų išgirsti. Kitas bitas. Kad tu, aš nieko, per gyvenimą mes judame
šito, nebandai pasakyk, kad negali. Pauna, laukiame visi, mažeikiai, mes vietoj, laukiame paršelio. Ir čia yra hipokritų naujas šokis. Bum! Labai viskas paprasta, ar ne? Čia yra mūsų didžėjus ir garsistas. Tu turi visą šitą stiklainaitę, susiversi dabar iš karto. Drąsiai. Gerai. O, ble, burnytė tikrai nežemogė valgė. Galima pakartoti? Ką tik didžėjus parašė po to gabalo judam, kuris dabar groja, bet Antano dar nėra. O jisai... Nesimato. Štolete, ble. Karoči, jau didžėjus skambinam. Palauk, man diržas neužsisega. Neužsisega diržas Antanui. Dėmesio, dėmesio, panos. Man realiai nebeužsisega. Be diržo galėjai. Ką daryti, na? Kaip neužsisega? Nes neužsisega. Matai būna prieš konsus. Va, nebeužsisega diržas. Tipo nesifiksuoja? Nebeužsifiksuoja, ką daryti? O jeigu išimtum kelnes laikys? Nu, vos. Apsimės, kad užsisegiai. Blet. Oh, fuck. Mes nespėjome konsų. Aš jau žinau šitą vlogo pavadinimą. Nesuveikė diržas, neišėjom laiku į sceną. Kodėl neveikia mano diržas? Nutraukiam O konsą. tau būna, kad taip neveikia kiti dalykai. Man niekada neveikia. Man visada viskas veikia. Nu davai. Bet šį kartą neveikia. Seniau, Bet laikos, ne? Nu laikosi, apsimės, kad laikosi. Nori savo duosiu. Gali? Gerai, Robis greitai duoda kitą diržą. Tai 30 sekundžių iki išėjimo. 30 sekundžių iki išėjimo. Aš į priekį. Dažniausiai mes darom taip. Aš įjungiu mikrofoną, prieš išeidamas į sceną. Jau galim, davai. Išjung, muzika išjung. Ir toj. Su jumis grupė. Belenkas, tikrai šaunuoliai, eina savo. Geras vakarėlis. Labai gerai. Na, tai kągi, mes dabar važiuojame po koncerto į sodybą mano ir ten mes visi pernakvosim, nes dabar yra kiek? 3 valanda beveik nakties ir tikrai Kauną į Vilnių mes nebevažiuosim, tai pernakvojam sodybai ir tada rytoj ryte važiuosim. O bet tačiau mes turim Aleksyrą. Ką tu galvoji, ką mes veiksim namie pas mane sodybui? Aleksyrausim. Ne, aš manau, kad ramiai sėdėsim. Na, aš manau, kad irgi ramiai aptarsime koncertą, kaip ir po kiekvieno koncerto mes susėdame visi ir aptarėme. Tai mes važiuojam čia su šito ekipažu, Edgas su Benu važiuoja už mūsų kaip tik šiuo metu. Matosi ten lemputės. Kažkiek lemputės matosi. Ačiū iš tikrųjų. Mes iš tikrųjų dabar, aš aišku, hipokritų vardu noriu pasakyti, didžiulį ačiū kiekvienam, kuris ateina į mūsų koncertą, kuris klauso mūsų dainų. Tai yra didžiausia mums palaima ir didžiausias mums atlygis už tą visą kūrybą. Tai tiesiog ačiū, kad esat, ačiū, kad klausot ir ačiū, kad ateinat į mūsų koncertus. Labai mylim, apkabinam ir didžiausi linkėjimai jums kiekvienam. Ačiū. Good morning, fellas. Išmiegojam, Edgaras yra visko nepatenkintas ir jisai varo dabar į Vilnių. Bet patenkintas visada tavo galūnėm. Ir čia užbaigsim šitą video, koncertavom, pakoncertavom. Ir ačiū labai, kad žiūrėjot, su jumis buvau aš Antanas. Čia ačiū. Hipo. Robis. Aš dabar Bedgarechter. Ir mes susimatysime rytoj arba ne rytoj. Nežinau. Ate.